Labas rytas, bičiuliai. Sulaukiau komentaro. Senai aišku, kad pas mus visą šotą superka. O taip yra, nes perkamoji galia viena silpniausia Europoje. Tai, bičiuliai, dabar visiems paaiškinsiu, kaip ir kas yra iš tikrųjų. Todėl paprašysiu pasidalinti, paspausti laiką ir follow, jei dar to nesi padaręs. Dabar važiuojam. Situacija yra tokia, bičiuliai. Automobiliai, kurie yra parvežami čia, jie dažniausiai, pabrėšiu, dažniausiai yra parvežami eksportui. Tai vadinasi, užsienyje jie yra parduodami eksportui. Kodėl jie yra parduodami eksportui, o ne savai rinkai? Tai nes jie yra, kaip pavyzdys, po avarijų arba su dideliais defektais. Na, po avarijų, manau, čia nereikia nieko įsiplėsti ir taip visiems aišku, automobilis būna žymiai pigesnis, parvežamas čia, sutvarkomas ir parduodamas. Dabar defektai, tie didėja, nesakysime, tai jie gali būti įvairūs. Tai gali būti pavarų dėžės defektai, trūkusios grandinės, diržai, kiti stambus variklio defektai, gali būti taip pat su elektra susiję defektai. Tai pavyzdys, reikia keisti laidyną, nes automobilis buvo degęs arba skendęs. Čia vėlgi daugiau galiotų iš Amerikos. Parvažiuoja tokių, bet nėra ten, kad parvažiuotų kosmiškai. Dabar sakysite, kad oi, čia tikrai ne visi tie automobiliai tokie grįžta. Taip, ne visi. Aš kaip ir minėjau video pradžioje, tai yra dažniausiai. Yra pardavėjų, kurie parveža automobilius, kaip pavyzdys, po lizinginius arba po garantinius. Bet vėlgi, palyginus visą rinką, kiek yra automobilių parvežama į Lietuvą ir kokį procentą sudaro tie po lizinginiai ir po garantiniai, tai yra labai mažas procentas. Bet tikrai žinau tokių pardavėjų, kurie būtent veža tokius automobilius, veža juos iš atstovybių užsienio, nes kaip pavyzdys atvažiavo žmogus, jam pasibaigė automobilių garantija, ten, sakykime, 5 metai. Jis tos 5 metus atvažinėjo, pridavė tą automobilį salonui, salonas jį kažkiek įvertino, pasiėmė naują automobilį, damokėjo kiek reikėjo, viskas. Salonas, kad pavyzdžiui, ten neieškoti, kaip sakant, savo rinkoj kliento, ką padaro, parduoda tą automobilį pigiau, tiesiai pasiūlo mūsų pardavėjim, kas su tais salonais, sakykime, dirba, pasiūlo gerą kainą, jie automatiškai perka, parveža čia, na ir tikėtina, kad tokį automobilį nusipirkus, jis tikrai bus geras. Vėlgi, bičiuliai, visus automobilius reikia tikrinti. Sakiau ne kartą ir ne du. Šitas video, tai tikrai, manau, nepatiks perekūpams, bet ne problema. Todėl, kad mano video skirti mano klientams ir mano žiūrovams. Tikrai ne jiems. Taip kad ačiū visiems, kad žiūrite, ačiū, kad pasidalinate, paspaudžiate laiką ir paprašysiu dar kartelį, paspausite follow, kas dar to nesate padarę. Bus daugiau įdomių video, kaip visada. Na, o dabar gražaus trečiadienio ir lekiam darbuotis. Iki.